Užbaigus kurti skaidres, jų išsaugoti nebūtina, nes visi mano žingsniai, tik juos padarius, yra išsaugojami automatiškai. Na pavyzdžiui, jeigu aš pakeičiu šriftą, štai čia rašo išsaugoma. Ir visi pakeitimai išsaugoti diske. Kiekvieną mano veiksmą automatiškai kompiuteris išsaugoja. Tačiau klausimas, kur išsaugoja? Ogi išsaugoja Google diske. Štai čia yra visi mano failai, o kuris tas failas? Grįžkim atgal ir pervadinkim jį. Štai čia, kur yra pristatymas be pavadinimo, galima paspausti ir pakeisti. Man siūlo pakeisti pavadinimų planetos, o gal aš noriu kaip nors kitaip. Pavadinu ir tada grįžtu į Google diską ir tada mano pristatymas be pavadinimo pasikeičia. Vadinasi, štai šis failas ir yra mano skaidrės. Ir šitą failą aš galiu arba ištrinti kaip kompiuteryje, arba pervadinti, arba išsiųsti kitam žmogui, paspaudus bendrinti. Štai čia galima įvesti to žmogaus elektroninio pašto adresą, tada pasirinkti, ką tas žmogus gali su mano skaidrėmis daryti, ar jis gali redaguoti, ar gali tik peržiūrėti ir spausti atliktą. O tas skaidres, jeigu aš, pavyzdžiui, uždaryčiau, jas galėčiau paredaguoti, spaudus 10 pelytės klavišą ir atidaryti naudojant Google skaidres. Ir taip pat šitą failą galima ir atsisiųsti į savo kompiuterį.